Fede, svarbi pergalė derbyje, dar vienas didelis žingsnis link čempionų titulo, tai visų pirma, su kokiu tikslu į šitas rungtynes ėjo komanda, su kokiu nusiteikimu, kokiom mintim ir kaip viskas atrodė aikštėje? Tai visų pirma, pradžioj žinojom, kad susitinka dvi geriausias lygos komandos. Hegelmanai buvo tik 3 taškai nuo mūsų, tai žinojom, kad pergalė yra labai svarbi mūsų namuose, prie mūsų žiūrovų, prie fanų, tai išėjom tikrai kaip į paskutinę kovą, žinojom, kad tos pergalės labai reikia. Šiandien tas mums pavyko, tikrai gerai sužaidėm, net nesvarbu, kad praleidom pirmąjį įvartį, bet sugebėjome atsitiesti ir laimėti tas rungtynes. Buvo keletas rungtynių dabar, kur atrodo pirmam kėliny dar komanda kaip tik daugiau kuria progų, žaidžia su didesnė energija, o po pertraukos būna atvirkščiai. Čia gavosi atvirkščias variantas, pirmi praleidot antro kėlinio pradžioje, bet tada atrodo naujas energijos pliūpsnis kažkoks. Jau skirtingos rungtynės, bet sakysiu, šita pergalė labai reikalinga buvo, nes praeitos, sakykime, taip, 4-5 nebuvo geriausias, negalėjom laimėti. Tai čia kaip toks spyris į užpakalį mums toks geras buvo tas rungtynės, su šitą pergalę tikiuosi, kad vėl grįšim į tą pergalių kelią. Hegelmanus šitam sezone jau pavyko įveikti 3 kartą. Kaip ir minėjai, 2 lyderiaujančios komandos ar ne, šio sezono lygoje, tai kiek svarbu tą artimiausią konkurentą 3 kartus įveikti? Tai visada svarbu. Tai čia, kaip man atrodo, tai čia kiekvienos rungtynės yra svarbios. Jei nori tapti čempionu, tai prieš Hegelmanus yra labai svarbios rungtynės, nežinai, kad jie vejasi mus, bet reikia laiminėti prieš visas kitas rungtynės, nes jos man daug svarbesnės, nei pavyzdžiui, tos rungtynės su Hegelmanas. Tai dabar turime jau galvoti apie kitas rungtynės, kurias žaisime su Banga.